Čia va yra fotografas, va. Ne Donatas, tas kitas bičias. Mersą va aikštį fotkina, kai saulė leidžias prie kažkokių žymių vartų. Tai vienas įdomumas mums tik atvykus į Tailando, kitas dalykas, tai tik čia įėjom, priejo šitas vyrukas. Ten ant jo parašyta miesto policija. Sako, atėjo ir rodo Donatį, kaip tas miesto policija, taip rodė. Taip, kuo galiu padėti, sako. Kuo galiu padėti, ko ieškot? Ir jis bando paaiškinti, kur eit, ten ko ieškom, nesupranta, ko iš tikrųjų ieškom, bet pasako, kur eit, ką daryt. Draugiškas policininkas atsisveikinant ir... Nu, tai va, tokių yra. Puikiai. Fotosesijos kaip visada vyksta įnirtingai. Šitą žodžių vakarą šiandien ryte buvom vis dar milijonieriai būdami Vietname. O atvykom į Tailandą ir jau esam... O, eik tu savo. Oho. Eik tu savo. Vau. Oho. Į gyvatę, žiūrėk. And elephant Thailand. I show you this one. Elephant sit down. Sawadika. This one handmade. Wow. And elephant sleep. This one. Oh, nice. Taigi kietas drakonas, aš jau noriu. 90 minutes 4.50, tai iš 4 padalink, kas čia gaunasi? 12, tas pats, kaip Vietname, tai nebaigėm. Buvo milijonieriai, išvažiavom į Tailandą po 4 valandų, pusantros valandos ir jau nebe milijonierius. Tūkstantierius. Tailande, kaip čia dabar, 40 jų pinigiukų yra euriuks, tai 100 jų pinigiukų yra 2,5. Turgelį, žiūrėk čia, žemė. Nu va, snapinėtojai prasidėjo. Reikia įt kažkur pavalgyti, kažkur Donatas lyg ir veda. Sakė, kad duos valgyti. Duos, bet smirdantys durianai. Blėt, vėl jie čia smirda, visą miestą gadina. Čia vadinasi musarnikim. Nu, čia tipo oras užterštas nuo deginimo kovo mėnesį, balandį. Bet žiūrim, nieks be kaukių nevaikšto, bet mano nuomonė, tai čia problema yra ne oras, o durienai. Tai nuo jų. Nu, taksikai. Va, čia taksi. Eik tu savo, lyg grabą vežto, iš tikrųjų ten žmonės deda. Žmonės ir gyvos. Geras. Pirmas įspūdis, kad Tailandas nuo Vietnamo, tai skiriasi tuo, kad čia yra žymiai mažiau motorolerių ir yra angliškų užrašų. Ir angliškai šneka žmonės. Ir angliškai kol kas šnekantis buvo. Ir... Ką sutikom? 3 žmonės jau sutikom. Taksis šnekėjo angliškai, čia pardavėja, visi šnekėjo 3. Tai visi 4. Ir mūsų, kur žmogus įleido, kur gyvenam. Ant 3 nuvažiuoti. Tai čia reiktų šitą, reikia važiuoti, čia šitą vieną tokį lankyti. Bet raisim gal rysim. Noriu valgyti, Donatai. Noriu valgyti American University, nu taip? Beje, mes Čiang Majuje esam, šiaurės Vietnamas. Tuktukai yra. O, jau pasilgom tuktukų. Didesnė biškį. Visokių yra. Galima apsikirpti. Važinėjantį kirpyklą. Rytais vienur biznis eina, vakarais kitur, pavažiuoji. Sugalvoja, ginti neturi. Ieško čekio atsitūpę. Dėl to, kad SIM kortelę, kurią nusipirkom. Nobody put it in, so I don't know. Žodžiu, valandą bandom susitvarkyti SIM kortelėm. Dabar ieško čekio, nes keičia kortelės, bet svarbiausia, žmonės nori padėti. O tai gal... Esam Tailando turgui pirmą kartą. Maiščiuks nebrangus, apie €20 va. Visokie tokie. Žodžiu, kol kas atrodo pigiau nei Vietname.
ką nežinau, ką čia dar valgysim, bet neįkyriai, taip sako, palyginus su Vietnamu, tai mažiau įkyrus, kol kas atrodo, va, yra koldūno. Sako, prašom pirkti, ir viskas, nieks nezyzė tau. Gražiai. Vo, koks maiščiuks gražus. Gal bus valgoma? Nu, netrodo, kad barzdoskus tuos. Gal bus valgoma, čia biškai gal jie tvarkingiau daro. Nu, atrodo gražiai, viskas susidėlioja, neapsišiukšlinę. Gražiau biškai čia tvarkė. Staliukai nuvalyti viską. Nuspręs, kur valgyti. Oi. Kas čia dava, nu kada aš čiaudom? Atėjom į pažiūrėti kovos. Pažiūrėsim, kiek žiūrėsiu. Bet čia Muay Thai vadinasi. Čia tradicinis Tailandų sportas, ne? Nu, radom čia prie turgaus, yra užtat kriokė, bet kaina yra bilieto 12 eurų. Šitie daugiau sumokėjo, tai alaus gauna. O mum nereikia. Gerkit alų, gerkit. กรรมการตัดสินด้วยวันนี้เลยครับใช้กรรมการไทยรัฐอินาสาเลยครับยกที่1ราววันให้คะแนน3ท่านมีกรรมการพลเอกวงศ์อภิสิทธิ์กรรมการวีรศัยพุทธากรรมการอาจารย์ประยูนคำสารและก็มีอาจารย์สง่าพุทธโมเลยครับทำหน้าที่หัวหน้าชุดผู้ตัดสินด้วยครับแล้วก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นักมวยนะครับนักมวยที่ยก10มีครูสังคมกำลังคาหัวหน้าค่ายดูแลกับพี่ซองเลยครับผู้ชมมุมเริ่มเลยครับ Jeigu girdisi, tai ten vadinasi Lady Boy. Mes spėjom, kad buvęs vyras, dabar moteris. Gyva. The red corner, Red Chongwu. Red Chongwu is not the woman, is the man 100%. The police like blue, like the woman, is the man 100%. Red Chongwu is the most famous lady boy fighter. He is the moment how Red Chongwu is the Muay Thai of Hui Hui. And the blue corner, the most famous fighter, he is fight out of the war of the of the of experience leveling on the brick with the Thailand Vietnam. This video is very high technique from the เราหาบอลรวมดำเดินที่เรามีท่านเด็กนะครับวันนี้ท่านประธานตัวทีมมนเทงตัวมีสิทธิ์นะครับวันนี้ก็เป็นประธานผู้ตัดสินโดยพ่อ ไรลุกไรรวมมีสิทธิ์โดนครับ ซ้ายนะครับเป็นคนเกิดเหตุที่น่ากลัวนะครับทำประกาศมวยไทยเพราะว่าไว้อย่างนั้นนะครับเรียกผู้กองชาติพยัคฆ์เกือบลุกฟ้าก รรมการตัดสินผู้นี้ใช้กรรมการไทยรัฐวิลาสาให้เลยสามท่านนี้มีกรรมการพลเอกวงศ์อภิสิทธิ์กรรมการวีรศัยมุทธากรรมการเอกคำสารแล้วก็มีการสนามก็โดยกรรมการที่หัวหน้าชุดผู้ตัดสินครับ ขวาจัดยากเลยครับ กำลังลุกกำลังดอกนี่ครับผ่านที่โรงทีมผมลองไป3 วันแล้วครับ
Labą dieną, mes esam po Muay kovų, einam namo pirmą nakties. Gal aš palaikysiu gerai. Ne, viskas gerai. Einam Čiangmajui. Kažkaip bijojau vakare eiti, čia šiandien te atvažiavom, te atskridom. Bet ne, čia pirmą nakties viskas vyksta. Tiesiog daug girtų anglų jaunimo, bet jie nepiktybiniai. Ir kas dar turi jėgų bandyti jiem kažką parduoti. Bet šiaip nesijaučiu čia nesaugiai kažkaip. Normaliai. Kaip Ispanija, Benedormas yra kojas, jau nebepaeina, matot. Benedormas arba Torremolinos. Prisigėrėm vandens. Žodžiu, tai po Muay Thai esam kovų. Įspūdis koks. Ką filmuoji, kaklą? Muay Thai kovos, aš nesu mėgėja. Donatas praktikavo Krav Maga irgi kažkokį ten izraeliečių kovos meną kažkada. Tai bet šiaip, nesam entuziastai, sakyčiau, nesėdim, nežiūrim teliko. Vieną sykį esu buvęs Lietuvoje, Kaune. Bet šiaip tai nesam. Bet čia populiaru ir čia daug kas eina žiūrėti, tai mus taip netyčia gatvėje užkalbino, mes ir susigundėm. Kai kainuoja 12 eurų bilietėlis ir buvo 8 kovos, tai nuo 9 iki 1 nakties, ne? Ką galiu pasakyti? Tai tailandiečiai yra labai smulkus. Iš 8 kovų 7 buvo tailandiečių su tailandiečiu ir viena kova buvo tarptautinė anglas prieš prancūzą. Tai žinokit, pirmos 6 kovos buvo tailandietis prieš tailandietį. Tai žinokit, man patiko. Šalia dar toks atsisėdo vyrukas, kuris kažką biškį daugiau gal pakomentuodavo apie ten jų technikas ar kažką, minimaliai. Čiut daugiau žinojo nei mes. Tai visai įdomu. Visai įdomu, gražiai jie ten kovoja. Jeigu vieną ten prieš pradedant jie pagerbė viens kitą, pagerbė visą ringą, nusilenkė, turi savo kažkokį tai šokį, kurį visi šokai iš pradžių manėm gal čia išsidirbinėjo ar ką, aš nežinau, biški keistai atrodo, bet šoka. Jo. Ir šiaip net mušantis yra tas groja muzikytė ir tas šokio. Tokia gyvačių užkalbėjimo muzikytė, graži. Ir tas jų ir rankų ir kojų judesiai vis tiek yra biški į tokį ritmą. Irgi prie tos muzikytės, tai labai įdomu, visai skirtingai negu jo, nes jau tarp vakariečiai, europiečiai kai kovojo, tai jie nelabai jau taip ten į tą muziką. Ir jau tada europiečiai tai jau nedarė to savo šokio prieš kovą, tik tailandiečiai. Ir ką, tai man patiko stebėti tailandiečius kovojant ir aš negalėjau žiūrėti, kaip europiečiai kovoja. Tiesiog ten kažką pabandžiau pafilmuoti, nes tiesiog yra žiauru. Visai kita energetika, kita energija. Atrodo kitoks sportas, ne? Kitas sportas yra. Vienas yra tailandiečiai kaip kovoja, tai toks iš pagarbos, toks pagarbus sportas vienas kitam. Jeigu trenkia į nosį ar nokautas, nueina, nusilenkia viens prieš kitą, pažiūri, ar žmogus veiks, ar viskas gerai. Ir kiti kraujo net nebuvo, sakau, kur buvo... Nors gerai jie ten parodė. Buvo nokautų ir per 1,5 minutės irgi gerų tokių, bet jie kažkaip techniką turi tokią, kad jie gražiai padaro nokautus, nesutraumuodami. Nėra tikslas sudubasinti kitą. Jo, o vakariečiai tai tiesiog agresija, smurtas ir energetika yra pyktis. Ir kad kuo daugiau kitam pakenkt. Va taip jaučiasi. Tai užsibaigė taip, kad prancūzai gal labiausiai kliuvo, nors jis ir laimėjo. Ir koja siuvo jau po to, ir nosis prakirsta ten kraujavo. Ir prakirta. Jo, visai akis ten užtinus, man tai baisiai labai atrodo ir... Bet jie vakarietiškas, ale Muay Thai, bet iš tikrųjų, jeigu tai pažiūrėt, koks yra tikrasis čia Tailande, tai jisai yra visai kitokios energetikos, ką vakariečiai dar. Bent jau tai pasirodė iš šiandieninės, gal reikia pasižiūrėti daugiau, bet čia mes tą susidarėm šiandien po 8 kovų
pasižiūrėję 7 tailandiečių ir 1 europiečių. Na ir kažkaip man tai duoda, man tai atrodo variau kovų pažiūrėti, bet vėl kažkokio gyvenimo prisigalvojau, tai man kultūros toks, nu tipo jo, kažkaip vis tiek atrodo, net ir mes lietuviai, ne, kai esam lietuvių su lietuviu Lietuvoje, tai viens kitam atrodo gerklę, kažkodėl turim perkast, sutinki lietuvių ten Tailande ar kitoj šaly, jau tipo ale savas. Kodėl aš Lietuvoje nesu savas lietuvių ir nu, vat mes turbūt vakariečiai esame iš tos pusės, kad yra, nesakau, kad visi toli gražu, ne, visi žmonės yra individualūs, bet daugumą, jeigu taip žiūrint, tai vis tiek vakarietis yra kažkoks, ar tai iš pavydo, ar tai iš konkurencijos. Nu, turi savy, gal kad tų religijų mes nebelabai apskritai besidomim, tos vertybės biški pakitusios, negu kad ten kokie mūsų seneliai, kad būdavo ir, nežinau, gal kontrastų, per gerai gyvenam, gal aš nežinau, bet... Čia vakarietiškas. Jo, bet daug to tokio pavydo, tos tokios agresijos, kitam, kad pakenkt, egoizmas didelis, kad tik savanaudiškumas didelis, tai... O nu, net kovoj matos, kur tuo tarpu tailandietis kovoja, nu jis duoda į snukį, bet jis pagarbiai duoda. Pagarbiai? They teach you, if you follow and control yourself, handle yourself every day, follow 3 things. Sound by hand, amazing. Yeah, nice sound, you see. Go for it. Nice sound. Yeah, nice. Čia yra viešas taksas. Toksai, Tailande. Toks karstavežės, mes galvom, ar karstavežė, ar žmonės, pasirodo žmonės. Šiandien jau patys važiuojam. Tai va, Indijoje tuktukai, o čia karstavežiai. Va, vietinė gražuolė su tradiciniais rūbais. Labai gražu. Nu. Medicine from the world come from Thailand, China and India. And so that's why when we have pandemic. Turim dar vieną šventyklą, kas čia dabar vaikšto. Ir kas yra juokinga, kad šventykloje gali pasidaryti masažą. Gal net ne tą tipinį tailandietišką, dėl ko kiti į Tailandą važiuoja seniai. Bet, žodžiu, paprastą masažą ir kainuoja tik 108 per valandą. Kur kitur apie 300. Jo, tai čia 108 yra 5 eurai. Už valandą. Nu ir dar gauni geros auros, įsivaizduoji. Na, paremė bažnyčią. Ir muzikytė dar groja. Ir žodžiu, praeitais metais kanapės legalizavo irgi Tailandas. Valstybė nori, kad daugiau turistų būtų, o šiaip gidė sakė, kad iš esmės kažkas iš valstybės gerai pardavinėja, augina kanapes ir apsimokėjo. Tai padarė, kad legalios. Tai dabar daug yra restoranų, kanapių restoranų, viską. They will cook for you. After you shoot, they cook for you. And that is the egg noodle. You have to separate, take photo. Valgau kažkokį tokį, o iš tikrųjų čia yra ryžiai. Lipnus ryžiai su nežinau kuo. Ne šokoladas, ne datulės. Bet nieko, ne per saldu. Kainuoja 25 centai. Jeigu 10 dongų.
Nu, 25 centai. Jo. O Donatas valgo mangus. Labai skanus mangai. Toks maišiuks, 50 centų. Nu. Labai skanus. Biškai kitokia negu šito Ispanijoje. Nes Ispanijoje žaliaodžiai būna, o čia geltonodžiai. Žodžiu, gerai tie street foodai. Gatvių tie turgai maisto Tailande. Kokybiškas maistas. Ir ką pasakė gidė? Sako, nepirkit to, kas stovi bliūduose jau iškepti. Nesvarbu, kad jie buvo kepti, bet jie stovi. O jie stovi, reiškia, gali rūkti, gali dar kažkas su jais darytis. Užtat tu turi pirkti, pavyzdžiui, kažkokią, kad ir žalią mėsą, bet kad jie keps ant griliaus, ne? Arba kad ir iškepta, bet kad dar pakeps. Nu, Nes tie, kurie bliūduose su vandeniu, ypač reikia vengti. nes yra ir krevečių, ir viso. Gali krevetę nusipirkti, kuri jau yra išvirta vandenį tau įdės. Arba yra, kur tau paims, biškai pakeps ant griliaus ir jau tas ant griliaus geriau. Tai va, aš tada sako, šitų aš jums nesiūlau, nes jūs skrandžiam užšakės. Geras patarimas turbūt, nes daug kas su šituo maistu, ypač jūrų gerybėm čia Azijoje ir prisivaiduokliauja ir sako, kad čia maistą apsinuodėjai, dar kažką. Bet tai reikia žinot, ką valgai turbūt. Jom privatų turą gavus iš Get Your Guide pasiėmėm maisto turą, tai kai darėm Hanojui, buvo labai smagu su žmonėms, susibendravom per maistą. Kompanija buvo didelė. O čia neatėjo kiti, kas turėjo ateiti, gavos aš ir Donatas tik tais. Ir vis tiek darė. Vis tiek darė turą. Tai gal ir gerai, išsiklausinėjau viską, kas rūpėjo apie tailandiečius. Bet nežinau, ką čia pasakyti apie juos. Draugauja su Laosu, nedraugauja su Mianmaru. Turizmų šeima. Nu ką, Nevargšai. Šiaip nevargšai. ne vargšai. Visai nevargšai. Ir irgi toks principas, sako, pasiėmė paskolą, padirbo oficialų darbą, kad paskolą pasiimtų metus. Metas, sako, man tas darbas, biurokratija. Sako, noriu kažką nupirkti įmonėje, sako, turiu gauti patvirtinimą po patvirtinimo, nenoriu. Jeigu gali šitaip rinktis, tai reiškia, kad gerai gyvena. Bet irgi visko užsiėmė, tai restoraniuką savo bandė, tai vat gidų, tai šito kulinarijos klases organizuoja irgi. Tai kelionės organizuoja. Nusipirko jo pusiuką, organizuoja keliones didesnės. Nu, užsiiminėja, irgi verčiasi, kažkaip sukasi, nu. Nu, o šiaip tai turi 2 mergaitės, viena 8 metų. Tai kaip ir pas mus. Vaikai ten pradeda nuo 5-6 metų eiti nulinukus, nuo 7 metų į mokyklą, 12 metų mokyklą. Ir tada į universitetą, sako, 8% varo, nes, kaip ir labai skatina visuomenė. Mokslas mokamas, bet aš kaip supratau, nėra jis brangus, ne? Tėvai finansuoja. Jo. Jeigu hebra kažkur važiuoja dirbti, tai važiuoja į Į Australiją, į Ameriką. Bet populiariausia, kaip supratau, šitą lokaciją, tai Į Australiją, jo. Nes australam reikia fermerių ir australam reikia maisto gamintojų. Atsimeni, tas pasakojo. Jo. O tailandiečiai tokie ir yra. 70% žmonių užsiima kažką augindami, fermeriai, ūkininkai. Tai jie moka šitos dalykus. Jie moka būti geri fermeriai ir moka gaminti, o tailandietiškas maistas populiarus visam pasaulyje. Jo, jis labai skanus, tai iš tikrųjų, iš visų maistų, man jis skanus. Neblogas. Tai va, tokių dalykų pripasakojo. Dauguma budistai, 95%. Kiti sako, kad čia dėl to labai saugu, nes tipo, dėl budizmo, kad karma neprisidirtų, tai nei voks, nei užpuls tavęs, Bet va žiūrėk, pavyzdžiui, šitie sako, šita gidė nėra į tokią religinga nei ką. Prieš tai, kur buvom rytą, tai tipo yra religinga, o ten labai. Miestas, tas Čiangmajus, kur esam, jisai iš viso prieš 700 metų, ne? Pastatytas. 3 karalių, čia tie karaliai valdo. Su politika, ką biškai bandėm paklausinėti, tai kad žodžiu, ko ne Baltarusijos situacija, ne? Kad išsirinko vieną
šitą ministrą pirmininką, Bet o valdžioje yra kitas. Valdžioje yra kitas, tas, kuris nelaimėjo. O dėl ko aš taip iki galo ir nepagau, nes tipo armija prieš tai, kaip aš suprantu, čia kurį laikotarpį valdė iš esmės Tailandą armija ir armijos statytiniai. Ir dabar ale buvo, kad valstybė šitą piliečiai galėtų nubalsavo Karačia už vieną, bet armijai tas nepatiko žodžiu, tai pastatė vis tiek kitą ministrą pirmininką, kuris vis tiek valdo. Tai sako, kam iš vis tada balsuoti? Tai va, tokia situacija. Sako, čia valdžia nori padaryti mus silpnus, nes mus lengviau tada valdyti. Žodžiu, nepatenkinti pyksta su to valdžia. Čiangmajaus čia truputėlį mažesnis turizmas. Šiaip turizmo mėnesiai yra nuo spalio iki sausio. Mes esam dabar balandį. Tai jau čia yra nebe turistiniai mėnesiai. Mums šiaip patinka, nes mažiau tų turistų. Pigiau viskas visada, kai nėra turistų. Va, į tą Čiangmajų gal nevažiuoja, nes netiek daug žmonių važiuoja. Yra turistų šiaip daug, bet jis mažiau populiarus negu pietus. Nes nėra jūros. Nėra jūros, čia va, tais mėnesiais oro užterštumas nuo deginamų laukų didesnis, nes gaunas, kad jis yra tokioj duobėj. Slėnį daugiau. Slėnį. Tai va, o šiaip jeigu čia atvažiuot, tai čia labai populiaru yra visokie su drambliai susiję veiklos, tai pilna ekskursijų juos pamatyti. Jos čia gražiai laiko tos dramblius, yra kelios vietos bent jau. Kitas populiaru yra važiuoti į Pai miestelį, čia, kiek, 2-3 valandos, čia ne šiauriau dar. Tai ten yra kažkokie, žodžiu, waterfall, kaip? Kriokliai. Yra kriokliai, yra ale kanjoniukas kažkoks. Ir kas yra, hot springs, tai karštieji tokie. Karštosios srovės. Karštosios srovės pasmaudyti galima. Galima iš čia važiuoti, tai yra Chiang Rai, tai tas Chiang Rai populiarus dėl savo baltos šventyklos, White Temple vadinama, yra ir mėlynoji, bet žodžiu, ta balta, ten sako, ten žodžiu architektūrinis stebuklas ir ten neleidžia, sako, nuotraukų daryti tam, kad kinietis nenukopijuotų. Mieste galima išsinuomoti butą už 100 eurų paprastą. Šita nusipirko 30 minučių iki centro namą. Kiek mokėjo? 1,6 gal milijono jų pinigų. Tai čia būtų... Čia blemba brangiai, nes milijonas tai 205 tūkstančių, ne? Apie 200. Ar 25 tūkstančių, gal? Ne, 25 gal. Tai milijonas tai apie kokią 60 tūkstančių gal gaunasi tada eurų, ne? Va, yra žolė parduodama. Viskas legalu. Va, Portventį parašyta. Stand up. You can malan legs, table. And this one. Okay. Masažistė viena yra, ten ant galo pasiruošusios dirbti. Į pilną tokių. O čia žiūrėk groja. O, tai gal galėsime taip. Sako, kad čia yra prostitutės, aš nežinau. Sako, ko jos ten sėdi. Aš nežinau, ko jos ten sėdi ir praeina iš karto kviečia. Tipo, sako, į masažuotoją, tai viskas okei. Tai viskas aišku, pamasažuot. Masažuota viskas aišku. Masažuotoja nekliūna kaip prostitutė. O klube, tai sėdi bare priekį ir mojuoja, kad tai ko jie čia nori grėti. Metika čipsais. Ką geri? Get the bags, 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 get the